Prieš 30 metų mūsų šalyje įvyko visai visuomeniai svarbus istorinis įvykis. 1995 m. gegužės 5 d. profesinių sąjungų, darbdavių ir vyriausybės deleguoti atstovai pasirašė susitarimą dėl trišalės partnerystės, kuriuo buvo susitarta sudaryti Lietuvos Respublikos trišalę tarybą. Ši nauja struktūra įsteigta siekiant užtikrinti trišalį darbuotojų, darbdavių ir vyriausybės atstovų socialinį dialogą ir bendradarbiavimą. Tai buvo visiškai naujas darinys. Mes perėjom iš rinkos planinės ekonomikos į rinkos, į kapitalistinę visuomenę, ir dialogas, kuris būtinas buvo tarp darbdavių ir darbuotojų ir vyriausybės. Dar pagyvenus 20 ar 30 metų istorikai vertins, bet aš manau, kad ir socialinė taika, arba ten Lietuvoje nebuvo jokių didelių sukrėtimų, pas mus nebuvo didelių streikų, tokių, kurios, pavyzdžiui, sukrėsdavo kitas šalis. Tai buvo, ko gero, pasekmė, kad mes vis tiek susėdavom prie stalo ir kalbėdavomės. 30 metų mes puoselėjom šitą tradiciją ir sakom, kad sprendimai, kuriuos priimame net aukščiausių lygmenių, turėtų vykti būtent pasitarus su socialiniais partneriais ir trišalio dialogo principu. Tai, kad mes 30 metų švenčiam, įrodo, kad trišalės tarybos svarba yra pakankamai didelė, ir aš labai tikiuosi, kad ateities kartos galės ir 100-metį atšvęsti. Vienas iš 7 susitarimo dėl trišalės tarybos steigimo signatarų, Algirdas Sysas, sako, kad link trišalio susitarimo buvo nuosekliai einama ne vienerius metus. Prieš tapdamos lygiavertėmis socialinėmis partnerėmis, profesinės sąjungos brendo ir stiprėjo besimokydamos iš vakarų šalių. Prasidėjo persitvarkymas ir mūsų Lietuvos profsąjungos atsijungė nuo tarybinių profsąjungų dar 88 metais. Aišku, 90 metais jau mes buvom įsivažiavę ir labai turiu padėkoti Vokietijos, Skandinavijos profsąjungom, kurios labai daug skiria dėmesio profsąjungų mokymui ir būtent trišaliam dialogui. Kai teko ne vieną kartu su darbdavių organizacijų atstovais vykti į Vokietiją, į Švediją, į Daniją ir semtis patirties. Trišalė taryba veikia lygiateisės partnerystės pagrindu. Jis svarsto visai šaliai aktualius darbo, socialinius ir su jais susijusius ekonominius klausimus. Teikia išvadas ir siūlymus Seimui bei vyriausybei. Tas socialinis dialogas, kuris vyko per tuos dešimtmečius, jisai įnešė tam tikros ir kultūros, ir supratimo, noro vienas į kitus įsiklausyti, davė kažkokį impulsą mūsų ir teisėkūrai, nes tie sprendimai, kurie buvo priiminėjami trišalėje taryboje, vis tik tai atspindėjo galų gale ir teisės aktuose, nes jie būdavo pateikiami ir Seimui, be abejo, nes tai buvo patariamasis balsas trišalės tarybos, bet vis tik tai tie klausimai, kurie buvo svarstomi, virto ir įstatymais. Trišalė taryba yra svarbiausia darbdavių, darbuotojų ir vyriausybės atstovų dialogo vieta. Čia kasmet tariamasi dėl minimaliosios algos dydžio, ieškoma sprendimų dėl darbo sąlygų, sprendžiami gyventojų užimtumo, darbuotojų saugos, nelegalaus darbo, mokesčių sistemos, sveikatos apsaugos ir kiti darbuotojams bei darbdaviams aktualūs klausimai. Trišalė taryba sudaroma 4 metų kadencijai iš 21 nario. Po 7 atstovus iš kiekvienos šalies. Vienodas narių skaičius taryboje yra labai svarbus, todėl numatyti ir pakaitiniai nariai nuo kiekvienos šalies. Pirmuoju trišalės tarybos pirmininku buvo išrinktas tuometinis Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Bronislovas Lubys. Per 30 metų trišalė taryba turėjo 39 pirmininkus, iš jų 21 tarybai vadovavo ne po vieną kartą. Daugiausia, net 7 kartus, trišaliai tarybai vadovavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Mykolas Aleliūnas. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė trišaliai tarybai vadovavo 6 kartus. Vyriausybės atstovas Rimantas Kairelis 5 kartus. Skirtingiems klausimams svarstyti prie trišalės tarybos veikia komisijos, darbo grupės ir komitetai. Pavyzdžiui, šiuo metu yra darbo santykių ir darbo užmokesčio politikos komisijos,
Taip pat valstybės tarnautojų ir socialinių partnerių kompetencijų ugdymo dvišalės komisijos, darbo grupė dėl sisteminių pokyčių socialinių garantijų srityje, darbo grupė dėl krovinių pervežimo kelių transportų tarptautiniais maršrutais darbuotojų problemoms spręsti bei kultūros komitetas. Per 30 metų trišalė taryba surengė 346 posėdžius. Iš viso buvo apsvarstyta net 1906 klausimai. Nuo 2015 metų iki 2024 buvo sutarta dėl daugiau kaip 300 su darbo santykiais susijusių klausimų. Kaip vienas svarbiausių trišalės tarybos pasiekimų, Algirdas Sysas įvardijo 2002 metais pasiektą susitarimą dėl pirmojo darbo kodekso. Aš manau, kad pirmasis darbo kodeksas, nes mes Lietuvoje priėmėm visus kodeksus per 10 metų, o darbo kodeksą priėmėm tik tai po 12 ar 13 nepriklausomybės metų. Tai prieš tai buvo ilgas, kruopštus darbas, daug ginčų ir, manau, trišalės darybos vienas iš esminių įtakos, kad darbo kodeksas atsirastų. Būtent tai yra trišalės tarybos įdirbis. Jų trišalės tarybos narių pastovus kalbėjimas apie tai, siūlymai. Buvo daug labai grupių darbo kodeksą ruošiant, buvo turbūt 10 gal variantų. Ir čia tikrai, čia yra, galima atskirą istoriją ir filmą susukti apie darbo kodekso atsiradimą, tikrai po to jį šiek tiek liberalizavo. Susitarimas dėl naujo darbo kodekso trišalėje taryboje buvo pasirašytas 2017 m. kovo 15 d. Tai buvo tikro socialinio dialogo pavyzdys, kuomet tiek darbdaviai, tiek profesinės sąjungos parodė aišku norą susitarti. Lig šiol tai vienas ryškiausių trišalės tarybos veiklos laikotarpių. Kur mes susitarėm ir kur nesusitarėm. Tai vat, žiūrėkit, kiek lapų yra. Reiškia, žaliai, kur susitarėm, reiškia, raudonai, reiškia, kur kiek nesusitarėm. Trišalės tarybos posėdžiuose dėl naujo darbo kodekso buvo apsvarstyti visi 260 kodekso projekto straipsnių. Ir po visų diskusijų susitarimas pasiektas dėl 81% straipsnių. Buvo nelengvas laikotarpis, nelengvas diskusijos, nelengvos dėrybos su mūsų socialiniais partneriais, taip pat ir mokslininkai buvo įsijungę, pateikė savo variantą. Naujojo darbo kodekso klausimai pareikalavo ir rekordo. Kovo 7 dieną įvyko ilgiausias posėdis trišalės tarybos istorijoje. Jis truko net 7 valandas. Susitarimų buvo nemažai svarbių. Ką pati mačiau per paskutiniuosius 15 metų, tai kad trišalė taryba sugebėjo susikoncentruoti, susigrupuoti ir dirbti kaip komanda ypatingai sunkiais šalies periodais, kuomet turėjom tokias neeilinės krizės. Tai taip atsirado sprendimai dėl darbo kodekso, taip atsirado dėrybos dėl pačių darbo sąlygų, taip atsirado nauji klausimai trišalės tarybos darbotvarkei, kaip minimalios algos nustatymas, kaip įvairūs ekonominių rodiklių analizė. Ir be abejo mokesčiai ir sprendimai dėl pačios mokestinės sistemos. Siekiant depolitizuoti minimaliojo darbo užmokesčio dydžio nustatymą, 2017 metais rugsėjo 21 dieną trišalės tarybos posėdyje buvo sutarta dėl bendros skaičiavimo formulės. Dar labai svarbus dalykas trišaliai taryboje, tai yra visgi susitarimas dėl minimalios mėnesinės algos. Ir tvarkos, ir dėrybų, tai irgi paskatino minimalaus darbo užmokesčio augimą, nepriklausomai nuo politinių įtakų kažkokių, nes reikia prisiminti, kad buvo laikų, kai Lietuvoje darbo užmokestis buvo įšaldytas dešimtmečiais. 2017 m. spalio 16 d. trišalėje taryboje taip pat buvo pasirašytas svarbus susitarimas dėl šalies pažangai būtinų reformų. Siekdama labiau įsigilinti į svarstomus darbo, socialinius bei su jais susijusius ekonominius klausimus, pamatyti realybėje vykstančius procesus, trišalė taryba kartais rengia išvažiuojamosius posėdžius. Man pirmininkaujant, aš būtent ir stengiausi kaip tik tai daryti tuos posėdžius išvažiuojamuosius.
Na, tikslas buvo, kad ir profesinės sąjungos, ir vyriausybė pamatytų įmonės, kokios iš tikrųjų įmonės, kaip jos dirba, kokios yra darbo sąlygos darbuotojams sudarytos. Trišalės tarybos nariai kartu, pavyzdžiui, yra lankėsi Panevėžio profesinio rengimo centre, kuriame jiems buvo pristatyta, kaip vyksta jaunimo profesinis mokymas. Elektrėnų savivaldybėje susipažino su šios savivaldybės vykdoma socialinė, darbo politikos ir kita veikla. Per išvykas į Teltonikos technologijų centrą Molėtuose ir bendrovę Mantinga Marijampolėje Trišalės tarybos nariai susipažino, kaip įmonės vykdo socialinį dialogą su darbuotojais ir vietos bendruomenė. Buvę ir esami Trišalės tarybos nariai sutarė, labai svarbu ir toliau stiprinti trišalį dialogą, aktyvinti bendradarbiavimą ir ieškoti kompromisų. Tokios drąsesnės pozicijos, aiškiai reiškiant savo poziciją kaip trišalė taryba, norėčiau, kad pagaliau jie susitartų ir normaliai pradėtų veikti Lietuvoje šakinės dvišalės kolektyvinės sutartys, tai yra darbdavių ir darbuotojų, kaip tai yra vakarų šalyse, kad pradėtų veikti profesiniai pensiniai fondai, tokie, kaip veikia vakaruose. Tai tikrai šaltinis, iš kurio darbuotojai gali gauti didesnės pensijas. Daugiau orientuotis į šalies ekonomiką, gerovės šalyje kūrimą. Sutarimų reikėtų ir didesnio įsiklausimo vienas į kitą. Ir man atrodo, kad sudarimo principas yra labai geras, kuomet mes turime vyriausybės narių dalį, profesinių sąjungų ir darbdavių. Tai yra 3 labai svarbios sudedamosios dalys, kurios dalyvauja svarbiausių sprendimų priėmime. Bet matyt, mums dar reikia ne vieną pūdą druskos suvalgyti ir sunku miško takelį nueiti, kad vis dėlto mes daugiau girdėtume vienas kitą ir bandytume ne tik klausyti, bet ir įsiklausyti, gebėti surasti kompromisinius sprendimus, kurie būtų geriausi Lietuvai ir Lietuvos žmonėms. Taigi, neabejotinai trišalė taryba toliau išlieka svarbia platforma, leidžiančia socialiniams partneriams bendrauti ir bendradarbiauti. Tai labai svarbu visuomenės geroviai ir šalies ekonominiai plėtrai.